važiuojam. Seniai nesimatėm. Tai paskutinis video buvo mano rekordinis, neatsimenu kiek, 2,6 gal tūkstančio peržiūrų. Tai kadangi aš nefilmuoju žiauriai gražių vaizdų, o tik kalbu į kamerą, tai yra daug, man tai daug yra peržiūrų, belie kiek daug. Man 1000 yra taip jau normaliai, o virš 2, tai dabar šiuo metu tai yra tikrai daug. Tai valio, dažniau uždarinėsiu barus ir gausiu peržiūrų. Nežinau, kiek iš to naudos, bet ja, tai peržiūrėjo belie kiek žmonių, bet turbūt 3/4 neužsubscribinė kanalo, tai jeigu bent kiek įdomu buvo, ką aš pasakoju, tai užsisakykite, užsubscribinkite dabar. O po to visada atsisakysite, jeigu nepatiks. Pasižiūrėsite. Tai šiandien vakar paskambino Lrytas LT ir sako, turim tokią temą apie sausį, dabar jis baigėsi, norim pakalbinti. Ok? Labai seniai buvo neskambinti man žurnalistai, bet kokią temą klausinėti, tai kažkaip, net nežinau kodėl, šiaip ta barų tema tokia išlysdavo kartas nuo karto, bet labai retai ir jau taip ta tema matyti nelabai įdomi yra. Ir pakalbėjom, papasakojau, tai šiandien neradau, tai nežinau, rytoj gal išeis, gal poryt. Pasižiūrėkit, įrašykit čičelis site2.lrytas.lt ir rasite, nes jų puslapį neveikia paieška. Tai įdomu, ką dar pakalbėsi, ką pasakys. Ir po jų paukšskambino verslo žinios. Geras, per dieną 2. Sako, mačiau, kad uždarote barą. Tai nežinau, kaip matė, bet turbūt matė tik tai pagal vienintelį dalyką, pagal video mano turbūt. Kito aš niekur nerašiau, kitur tai nepasakau, taip atrodo. Sąmoningai nerašiau visur to dalyko ir nepasakojau, kad kažkaip. Galvoju, vėliau padarysiu prieš pat uždarant. O video, ką žiūri, tai sulaukia visada pirmieji informacijos. Tas video toks kaip mano dienoraštis, ką aš veikiu ir ką aš darau ir kaip aš galvoju, kad nežinau, ar sukinėsiu čia kaip su nuotraukom prisifotinu, nieks nežiūri po to. O su video dar blogiau, video iš vis nieks nežiūri. Tai ir aš taip darau video, tikiuosi kažkada, kad liks toks kaip man prisiminimui, bet nežinau, ar kad nors gyvenime žiūrėsiu. Tai pakalbino verslo žinias apie baro uždarimą, papasakojau, visai klausimų pasigalvojusi viską. Brema, negaliu išvažiuoti. Ir kažkaip parašys. Ryte skambino man Delfi, sako, iš Delfi skambinom. Sakau, šaunu, apie baro uždarimą, matom, mūsų kolegos mūsų aplenkiau, parašė apie tai. Gerai, pakalbam, pasakau Delfi truputėlį trumpiau, bendriau. Ir viskas. Po to žiūriu, kad jis iš Delfio pasiėmė ir LRT LT įsidėjo. Jie pasiėmė iš Eltos. Elta, nežinau, gal irgi priklauso Delfi, nežinau, nes Elta manęs nekalbino. Bet pagal Delfi viskas surašyta. Tai pilna visi parašė, kad uždarau barą. Tai pataikiau į tokį tarpą, į tokį nišą, kur šiaip barų uždarimas, aš suprantu, kad visiems įdomu yra ir visi tai jautrus yra. Ir kai tai vyksta kažkokiu labai intensyvių informacijos metu, tai mažai kas domisi, o dabar informacijos nėra žiauriai daug, kažkokios naujienų nėra labai daug. Tai ta tema labai aktuali visiems. Gavau reklamos tiek, kiek nenusipirksi, bet ne apie tai, kad atsidarė kažkas, o apie tai, kad užsidaro kažkas. Galėtų apie Midaus festivalį, tai visi rašyti nori ir pasakoti, kad daugiau žmonių pirktų, nes perka, šiaip lėtai bilietus perka ir nesitikėjau kaip į alaus festivalį, bet kažkaip tikėjausi, kad daugiau nupirks bilietų, greičiau pirksiuos. Tai tokias istorijos su mano baro uždarimu, kas nežino, gali pasižiūrėti prieš tai buvusį video dar. Aš turbūt visi matė. Kai kažkas klausia, kodėl uždarai, tai ten viskas surašyta, supasakota yra, kodėl, kaip kas yra ir kodėl uždarinėjau. Tai čia. Aišku, pirmas klausimas visų žurnalistų turbūt, o čia PVM-as prisidėjo prie to ar ne? Ir aš labai galėčiau sakyti, kad jo, čia PVM-as irgi labai negerai, čia viską. Bet, taip, kai nėra, tai aš taip ir nesakau, aš nemeluoju. Tai
mums PVM šitam bare iš vis veikia tik tiek, kad turėjom partnerius, kurios veikia. Tai jiems tikrai skaudu yra, nes jie irgi susitarimo laikydamiesi sąžiningai žiemą tikrai minusą kartu su mumis. Jie vasarą turi gerą laiką su terasa ant stogo, tai va, mūsų nebebus, bet terasa ant stogo bus, tai ateikit pas juos, apsilankykit. Labai skaniai valgy daro. Ir juos tas veikia, o mūsų pačių tiesiogiai tai neveikia, mes neturėjom virtuvės. Nu, minimaliai, nes tas lengvatinis PVM buvo praškai viskam išskyrus alkoholį. Tai taip ir pasakiau, kad aš PVM nieko, bet realybėje aš nežinau irgi iki šiol, kodėl man nepavyko, bet kažkaip norėjau, kad pavyktų labai. Yra daug, žinau, smulkių dalykų, ką galbūt reiktų, bet ar jie paveiktų, aš abejoju. Gal visi kartu sudėjus, gal ne. Nu, toks sunku atspėti. Nu, bet yra kaip yra. Kaltas tik aš pats, nes nesugebėjau kažko padaryti. Ir kažko nežinau iki šiol. Tai, kaip sakyt, bus dar vienas dirba iki balandžio, tai tikrai eikite drąsiai, dar visas vasaris, visas kovas, baras dirbs. Tai ateikit, palaikykit bent kiek, kad tas baras būtų. Nepasakau dar vieną dalyką, kuris bus įdomu. Tai tam bare žiauriai sumažinau kainą alaus. Ir tai padidins dar didesnę skylę, padidins, bet tie 2 mėnesiai ten esmės nepadarys tokiam apyvartom, kokios yra. Bet to pačiu padarysiu eksperimentą, pažiūrės, ar galima per 2 mėnesius pasididinti klientų kiekį stipriai, turint mažas kainas, geram alui, kraftiniu alui. Tai kaina didžioji dalis tarp 4-5 eurų beveik visi alus ant krano, tai pasižiūrėsim. Pačiam įdomu ir to negali eksperimento padaryti su baru, kuris atsidaręs yra, nes po to pakelt kainas yra sudėtinga, negali greit kelt, negali šiaip gal gražinti kainų padidinti, labai jautru yra, sumažinti labai lengva. O čia yra 2 mėnesiai, kaip sakau, mokėsis už eksperimentą, už informaciją, tai pažiūrėsim, ar žmonių kiekis bent kiek padidės nuo to, kad kaina bus maža alaus ar ne. Aš, jeigu reiktų lažinti, sakyčiau, kad ne. Nes žmonės pinigų turi ir tie, kurie sako, kad neina dėl to, kad alus brangus bare, tai aš manau, 80% jų niekada ir neidavo į barus, net kai alus pigesnis buvo. Ir garsiausiai komentuoja, rašo tie žmonės, kurie nėra lankytojai barų. Arba kurie į barus paškai niekada neišeina. Tai todėl atrodo, kad girdėsi, kad čia kaina didelė, bet realybėje tie žmonės didelė dalis, jūs sakau, jų niekada neėjo į barus ir niekada neis į barus. Vienkartiniai atvejai nesiskaito. O tie, kurie eina, tai jie supranta, už ką moka pinigus, dalis didelė ir žino, kad taip turi būti. Tokia kaina, nežinau, nematau, kad dabar buvau kelioniai Londone, žiauru, kas su kainomis darosi. Viskas pigiau nei Lietuvoje. Jeigu nori alaus išgerti, 7 eurai yra pigu. Šiaip 8, 9. Vienoje vietoje sumokėjom, ar galvoju, 19 turbūt eurų už 2 mažiukus. Faina vieta, bažnyčia atsidaręs toks kaip food hallas didžiulis, šonuose daug visokių maistų, visko ir vyno, ir alaus yra kraftinis. Tai va ten nusipirkau, ten nebuvo prašta nei kaino nieko, bet žodžiu 2 mažiukus užsakiau 19 euriukų. Ką jūs apie tai manot? Pigiau nei Lietuvoje? Aišku, pigiau viskas Lietuvoje. Maistas panašiai, paslaugos panašiai, traukinukų iš oro uosto 25 eurai. Pigu, viskas pigiau nei Lietuvoje. Taip kad Londonas atšaldė mano norą važiuoti į Londoną su tokiom kainom, žiaurinės kainos, absoliučiai žiaurinės. Bet, blema, ta Anglija man, kai uždarysiu visus barus, nesiseks, varysiu gyventi į Angliją, gerai? Tam barams irgi sunkiai sekasi, jie irgi užsidarinėja, kiek matau ir kiek girdžiu, kiek skaitau. Bet kažkaip ta kultūra visa man tokie labai žmonės. Man kažkaip labai patinka ir tinka.
Nežinau kodėl, neturiu paaiškinimo tikslaus, bet kažkaip labai aš gerai jaučiuosi iš ten nuvažiavęs. Tai per 2 savaitės laiko buvau kelias nes išvažiavęs ir grįžęs kaip tik naujienų. Spauda prirašė visko. Tai judesiu. Neskaitau komentaro, nes tada žinau, kas bus parašyta. Bus parašyta, kad atsiras durniai, kurie rašys, kad galimybių pasą naudoji, tai ten genocidų žmonių vykdai, nes galimybių pasas buvo. Bus durnių, kurie dar ten kažką primins iš tokių panašių laikų. Tai daugiausia tokių bus. Tie, kas normaliai, tai nežinau. Gal kažkuriuose portaluose šiaip parašo asmeniškai žmonės. Paklausia, pasidomi, šiaip parašo palaikymą. Tiesa, verslo žinių aš neskaičiau, nes ten yra mokama prenumerata ir aš jų kaina mėnesį kaina vartotojo akaunto, kad galėtum skaityti jų naujienas, yra beproto didelė. Labai gražiai sustoja žmonės, man patinka, kai aš važinėju iš kiemų ir sustoja ne šone, o per vidurį. Tada nei jisai pražiūrėti gali, nei įvažiuoti gali kas nors. Čia lyrinis nukrypimas. O šitą kažką pasako pamiršau. Man tai būda, kai aš nieku iš tiek pamirštam. Žodžiu, Local Pubas toliau dirbs. Ateikite tenais. Tikiuosi, kad mano toks noras ir viltis yra ir spėjimas, kad turėtų padaugėti žmonių, nes tai, kas buvo belaiko nelieka. Tai tikrai kažkas iš ten ateis dažniau į Local Pubą. Ten gal nebus masė žmonių ir ten didžiuliai kiekiai, bet manau, kad tikrai ateis. Tai pasižiūrėsim, kaip bus, kai uždarysim. Bet tikiuosi, kad Local Pubų bus tik geriau. Ir gyvensim kol kas su vienu baru, o su kitu žiūrėsim. Reikia pinigų turėti. Ką prisiminiau, ką verslo žinios, kadangi labai brangiai prenumerata jų yra, tai aš jos neperku, nes man atrodo, kad iki 10 eurų yra normalu, o ten 30 eurų, ten kiek 28 visus kainavo. Kažkada žiūrėjau, tai, nežinau, man neatrodo normalu. Tai klausė, kiek pinigų sukišau į barą iš viso. Tai aš tai primečiau kažkur, turbūt kokie 120-130 tūkstančių minuso bus, 120 gal kokių tūkstančių bus minuso. Daug mažai, nežinau. Jūs žiūrėkite.